Sveiki! Tikriausiai mes visi norėtume gyventi švarioje, neužterštoje aplinkoje. Štai kodėl mes jums parengėm filmuką apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Ar žinai, kas yra energija? Gerai. O ar žinai, kaip galima, tai yra objekto savybė išskirti šilumą? O ar žinai, kaip galima rasti mūsų mokyklos? Aišku, gerai. Energija tai objekto ar sistemos savybė išskirti šilumą. Šiluma yra mūsų motina maitintoja, leidžianti gyvybę egzistuoti mūsų planetoje. Be šilumos nesužaliuotų nė vienas augalas, išnyktų augalų ir gyvūnų įvairovė, vyktų stichinės nelaimės. Tai yra labai svarbi mūsų ekosistemos dalis. Taigi, pabandykime jos paieškoti aplinkui. Štai mes radome vieną atsinaujinančios energijos šaltinį. Hidroenergija, arba kitaip vandens energija. Vanduo tai yra mūsų gyvybės šaltinis. Vanduo pasiskirstęs įvairiuose platumose ir geografinėse aukštumose. Todėl žmonės pasinaudodami šio šaltiniu sugalvoja jį paversti energiją. Štai mes radome dar vieną atsinaujinančios energijos šaltinį. Tai vėjo energija. Šimtmečius žmonės naudojo vėjo malūną miltams malti, vandeniui pumpuoti. Bet žmonių išradingumas suteikė mums galimybę vėjo oro masių judėjimą paversti elektra. Štai dar keletas įrodymų, kaip vėjas veikia vėliavą ir medžio šakeles. Dabar mes radome sekantį atsinaujinančios energijos šaltinį. Tai saulės energija. Tai pats galingiausias atsinaujinančios energijos šaltinis. Tai procesas, kuriuo metu saulės baterijos sugeria šviesą ir paverčia ją šilumą. Galime teigti, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai vėjas, saulė yra labai ekologiški. Kuomet saulė yra, vėjas dažniausiai nepučia, bet kai pasislepia saulė, pradeda pūsti vėjas. Grunte sukaupiama iki 98% spinduliuojamos saulės energijos. Net ir šalčiausiu metu žemė įšąla. Tačiau giliai žemėje yra susikaupę pakankamai šilumos, kurią galima panaudoti namo šildymui. Geoterminės šildymo principas yra tai, kad šilumos siurblio dėka paimama nemokama šiluma iš aplinkos. Tai yra žemės, grunto ar vandens. Geoterminis šildymas yra pats ekologiškiausias, nes transformuojant šilumą iš žemės visiškai neteršiame aplinkos. Bioenergija – tai dar vienas atsinaujinantis šaltinis. Energija išskiriama deginant medienos atliekas kaip granulės ir briketus arba šiaudus ir kitas degias medžiagas. Tai procesas, kurio metu energija yra paverčiama šiluma ir elektra. Atsinaujinančių šaltinių energetika siejama su taršos ir pasaulio atšilimo proceso lėtinimu. Darbą parengė 8 C klasės mokiniai Gintarė Lukaševičiūtė ir Tomas Lukaševičius.